Mano religijoje amžino gyvenimo begalybės išvystymui suteikiami valdymai. Mano pasaulio principuose amžinybė išreiškiama kaip vienintelė amžinybė, sukurta Kūrėjo visuotinai žmonijos geroviai ir jos išvystymui. O kai susisiesite su Dievu ir jo aukščiausiu jausmu, jūs tada suprasite, kad jūs esate Dievo kūrinys. Jūs privalote kurti ir kursite pagal Dievo atvaizdą ir panašumą, taip kaip kuria Kūrėjas. Ir jūs nešite jo šviesą ten, kur jūs matote geriausia, ir ten, kur reikia viską pakeisti, o ten, kur jūsų siela ir jūsų sąmonė, ten ir jūsų intelektas, ten, kur jūs būsite reikalinga žmonėms, gyvūnams ir augalams ir visam egzistuojančiam pasauliui. Todėl, kad jūs pasireiškite pasaulyje Dievo šviesa, kuri jums duota kartą ir visiems amžinybės amžiams. Žmonių prisikėlimas ir amžinas gyvenimas nuo šiol taps realybė. Grigorij Grabovoi. Normavimas visų situacijų pasaulyje. 5, 4, 8, 2, 8, 9, 7, 1, 4, 5, 7, 4, 9, 8, 6, 4, 8, 9. Politinių įvykių norma 8, 2, 1, 4, 3, 1, 1, 7, 5, 1. Video sukūrė ir įgarsino Sigutė.